Šiandien mūsų pamokos užduotis yra sukurti kompoziciją įdomioji raidė. Tai yra, jums reikės savo vardę raidę išraiškingai pavaizduoti kitaip, sukuriant įdomią kompoziciją. Pasižiūrėkime, kaip atrodo knygos viršelis su išdidinta, išpuošta įvairia ornamentika pirmąja raide. Tikrai jinai skiriasi nuo kitų raidžių ir savo dydžiu, ir savo grožiu, ir savo ornamentika. Didžioji K raidė su augaliniu motyvu ir pačios raidės grafikoje pritaikyta to motyvo ornamentika. Balta raidė juodame fone, ryški, graži, įdomi. Renesansiško stiliaus puošniosios raidės su įvairiais paraitymais, raidytais ornamentais ir taip toliau. Su augaliniais motyvais papuoštos raidės. Matote, irgi kiekviena jų turi savo stilių, savo charakterį. Ir štai užduotis, kurią pradėjo atlikti mokinukas, kurio vardo pirmoji raidė prasideda O raide. Pradėjus nuo fono ir kas matysis toliau, kokia bus šita raidė, kokie jį turės charakterį, kokie bus panaudoti ornamentai, čia jau autoriaus fantazijos ir išmonės dalykas. Taigi, sėkmės kūryboje, pasistengkite, kad jūsų vardo raidė tikrai atrodytų